Lietuvoje daugybė kaimo turizmo sodybų. Sakykite, kas lėmė būtent šį jūsų pasirinkimą? Internete tiesiog radom puslapį, ieškojom Anykščiuose, kur apsistoti. Ir Anykščių rajone mums pasirodė, kad šita sodyba yra viena iš geriausių. Ir atvažiavę tikrai nenusivylėme. Tik atvažiavus į kiemą pasimatė, kad čia bus viskas čiki-piki, kaip sakant. Labai svetingai buvom sutikti. Tavęs nerodo, jeigu ką. Ir mums labai pasisekė, kad radome laisvą vietą, būtent šitoje Svajonių dvaro sodyboje. Ir atvažiavę nenusivylėme, mums čia labai patinka. Kaip leidžiate laisvalaikį ir kokias pramogas išbandėte? Mano tai laisvalaikis iš tikrųjų yra toks, sakyčiau, standartinio lietuvio žmogaus neekstremalų laisvalaikis, tai žvejyba, alaus bokaliukas prie meškerės. Matau, kad yra tvenkinys, sakė, yra net kilogramo dydžio karosų ir yra ežeras, buvau nuėjęs pažiūrėti. Manau, kad čia yra lynų, yra labai puikus lieptelis, nuo kurio galima puikiai žvejoti. Tai rytoj ryte eisiu ir išbandysiu. Ežero gylis yra 47 metrai giliausioje vietoje, tad būkite atsargus. Gal išduosite kokio dydžio žuvį čia jau sugavot? Tai man pasakyti dabar? Ką tu neprisimeni, ką tu sugavai va tokio dydžio tokį lyną? Man taip tiesiog gal pasisekė, nes aš esu kaip ir toks lynų žvejybos specialistas, skaitausi. Tai man pavyko sugauti 1,5 kilogramo lyną. Kas paliko didžiausią įspūdį Svajonių dvare? Aš galiu pasakyti, kad šios mano atostogos yra neeilinės, nes visą laiką važiuodavau į šiltus kraštus, visą laiką prie jūros ir pirmą kartą po 10 metų nusprendžiau patyrinėti Lietuvos ežerus ir Lietuvos kaimo turizmo sodybas. Čia atvažiavom, šeimininkas tikrai labai šiltas žmogus, pasitiko, nuvedė, aprodė apartamentus, Vyno įpylė. pasakė, kad įsikurkit, super. Ir dar radom naminio vyno. Sako, čia jum dovanų, tai yra labai puiku, nuostabu, šilta, malonu. Gal turite pasiūlymų, kaip mes galėtume pagerinti jūsų poilsį? Aš tai tiesiog galvoju, jeigu tu turi savo verslą, tai tiesiog viską turi daryti taip, kaip liepia tavo širdis, tai, kas patinka tau, kad pats būtum laimingas. Todėl visi atvažiavę pas tave taip pat bus laimingi. Ką palinkėtumėt Svajonių dvarui? Tik tai meilės, besąlyginės didelės meilės. Nes tai, ką tu išdalini, viskas tau sugrįžta su kaupu. Ir aš dar galėčiau pridurti, kad veiksmas lygus atoveiksmiui pagal 3 Niutono dėsnį. Ką tu duodi kitiems, lygiai tokia pati jėga grįžta pas tave. Aš Svajonių dvarui palinkėčiau tęstinumo, kad Svajonių dvaras taptų traukos centru. Kad Svajonių dvaras taptų tikrai visų žmonių svajonių dvaru. Taip. Taip.